Labas rytas mano žiūrovai, labas rytas Ekroso žiūrovai ir labas rytas rubrikos Ekrosas Inside sekėjai. Šiandien mes su mūsų komandos vadovu Egidijum atlėkėm į Panevėžį, visai šalia čia mūsų, pas vieną mūsų klubietį. Ir tai yra pirmasis, turbūt, kiek pat pamenu, pirmasis Ekrosas Inside serijos reportažas išskirtinai tik apie slalomo disciplinoje važiuojantį žmogus. Slalomo street race, tai yra tik tai asfalte važiuojantis žmogus, mūsų klubietis Karolis Šližauskas. Taigi, užeikim pas Karolį ir pažiūrėkim, ką jis gerą turi savo garažas. Labas, Karoliukai. Labas. Senai matytas? Senokai. Senai, asfalto reikalai baigėsi ir mašinų reikalai, ne? Panašiai, o vienas kitas būna išvažiavimas. Winter Games'us kokius. Labas rytas. Labas rytas, labas rytas. Matai, mūsų žiemas tokias tie asfalto yra dar. Supratau. Nu tai, Karoliuk, Egidijau, jeigu aš gerai pamenu, tai Karolis pirmasis oficialus slalomo klubo narys? Čiut ne paskutinį rodom mes jį. Šiaip turėjom jau senai jį parodyti kaip žmogų ir kaip jo technika atrodo. Aš kaip savo gražuolės tas jo. Tai jo, pats pirmutinis mūsų buvo slalomo grupės, kaip pasakyti, mūsų slalomo bendruomenės įkūrėjas. Atvažiavo vaikas toks pas mane į garažą. Aš dar dirbdavau prie sportinio namuose. Tai sako, aš noriu už jūsų klubą važiuoti slalomį. O kas tas slalomas? Nu, ta prasme, žinojau, kas per sporto šaką, bet, nu, kad tu čia vienas galvoji, ko tu čia nori, ta prasme, nu, kaip ir gerai, nu, važiuok, jeigu nori, ta prasme, aš tokia mintyse, gerai, nu, važiuok, jeigu tu taip nori. Tai va, išvažiavom, paskui sukūrė komandą kartu su tavim, tai kad turėjom daugiausiai tuo metu slalomo, gal 19, ne, kažkas? Buvo. Jo, 15-19 kažkaip. 19 buvo, vienu momentu daugiausiai, tai va, ir tapom Lietuvos čempionai, tai. Tai viso to pradžia, va čia, turėjom parodyti anksčiau, bet... Rodom dabar, da. Tik dabar, da. Karol, kaip tu sugalvojai tą slalomą pradėti gal važiuoti, ta prasme, kada ta pradžia buvo, dar ateinant iki klubo važiavai vis tiek? Tai va, aš net pats apgalvojau prieš jum atvažiuojant, kad pabandžiau prisiminti, kad aš ten pradėjau važiuoti. Tai gal kokiais 2014-2013 metais su tėvų Megane, kažkada pamačiau iš tikrųjų tiesiog kažkur varžybos ir pagalvojau, žiūriu, žmonės važiuoja su standartinėm mašinom, gal ir aš galėčiau. Ir tada atradau, Gustonis Lada Sport. Ir ten prasidėjo visą tą, vadinkim, karjerą, kaip užkabino ir nebepaleido nuo Gustonio. Ir tu tada, kada tu prisireikė licenzijos, kada prisireikė klubo? Ir kaip ten tas Ekrosas tavo kelyje atsidūrė? Sakykime, visi tie mėgėjiški slalomai, treniruotės, joms nereikėjo nei licenzijos, atvažiuoji, pasivažinėjai, smagiai praleidi laiką. Tada atrodo tokį dalyką kaip Lietuvos slalomo čempionatas. Tenais jau prasidėjo rimtesni reikalai. Ir, sakykime, jau norisi rimčiau važiuoti, norisi ir atstovauti, ir už klubą kažkokį važiuoti, galima komandinę įskaitą suburti. Tada atsirado taip, kad reikia ir licencijos, ir klubą. Tada dar šitą mašiną atsirado, kuriai lanką sumašiau dėti. Norint lanką įdėti irgi reikia visokių dokumentų, tai taip viskas ir išsirutulioja. Susipažinat, būtent tada, kai atsirado poreikis oficialiai kažkur palikti su licencijom, su visko. Tada įpiršo man šitos gražuolės motorą perengti. Ai, tai tu čia prisilietis prie tos mašinas, ne? Čia šitą, kaip ir motoras mano darytas, tai. O. Aš nežinau, po to gal perdarai kažką ar ne, bet ne. Ne, motorą neliečiau, darbas geras, užskaitau. Daug metų atvažiavo su tuo motoru ir tiek metų ir atvažiavai su tuo motoru. Jo, viskas puikiai važiuoja, taip dūma ir neatsirado mėlyna. Man perinka motorą ir pas mane nebeatsiranda jau. Daug metų, tai va taip mūsų tą pažintis ir įvyko ir ta gražuolė. Tokia, kaip sakant, rezultatyvi ir taigi tapai ten ir čempionų, ne, man atrodo. Jo, tai paskui tas taurėsgi parodys. Nu, jau. Kai realiai šitą mašiną nusipirkau, tai pasipylė iš tikrųjų, tada jau ir laimėjimai, jau prie tos mašinos prilipau, tai... O kaip tu apsisprendei, kad Mazda Miata, ta prasme, nes, Megane pradžiai pabandys tėvų Megane ir paskui kaip į tą ir vadai, nes, paprastai, kas pradeda nuo priekio, ten ir daug maž pasilieka ten dar priekio klasė. Tai po Meganės ten buvo ir Audi Coupé buvo, ir Audi A3 buvo, ir Opel Astra buvo, priekį varomas visas.
Bet kažkaip tai truputį ten tobulėjau, bet rezultato tokio stebuklingo nenešė su to prieki. Nu, sakau, šokai gal ir galvoju, nu kas gali būti slalome konkurencingiau negu Miata iš tikrųjų. Na, tuoj pasakysim dar vieną markę, bet kol kas tai slalomo srity, tai, na, nieko geriau neteko vairuoti. Tai... Šiaip ir rezultatų lentelės, kaip pažiūrė RVD klasė, tai ten Miata arba BMW, ten kitas kažkokiam modeliu. Praktiškai dar yra MR2 kartais pasikeista. MR2 dar kartais. Man atrodo, yra absoliučiai ten tose. Open vadinamose tose važiavimuose, tai Mazdas dominuoja, Valuckas, Karolisgi esi laimėjęs ir didelių ten taurių panevežimą, atrodo, ne? Jo, buvo geri laikai kažkada. Klausyk, apie techninius dalykus šitos Mazdas, čia kas, 1.6, 1.8? 1.8, jos labai daug motorų neturėjo, 1.6 ir 1.8. Tai 1.8, iš karto žinau, kad bus 1.8, nors gal dar daug techninių dalykų nežinau, bet jau buvo aišku, kad jos dažniausiai eina su LSD reduktorium, tai slalome dalinai blokuotas, tai čia vienareikšmiškai reikalingas dalykas, tai dėl to ir buvo tokie pasirinkimai. Ir plus biškai galingesnis, tai daugiau nebėra, kur jos jau atsukti. Tai kiek tu metų jau dabar jie turi? 6-7, dabar bijau pameluoti, 6-7, man atrodo. Ir aukščiausią titulą iškovoti su ją? Geras klausimas. Tai Lietuvos slalomo čempionate esu pirmą vietą Open klasėje paėmęs metiniai. Čempionas Openų? Esu Open čempionas, tik tai dabar bijau pameluoti, ar 21 ar 22. Stipro, koką girdi klasę laimėti? Kur tu tada dar tuos butelis nešeitin. Man atrodo, tie metai, taip? Kai važiavom visi apdanojimus. Ai, kur butelis nešiau, pamenu, kur nešiau. Jo, buvai čempionas ir Karolis tada. Open klasę laimėti, nu, yra stipru. Jo, ir mes tada antras RVD klasį likau. Mes su Dariu Markūnu tada apsimainėm, nes buvo ten iki paskutinių varžybų kova ir jis paėmė RVD pirmą, antrą Open, man atrodo, aš paėmiau pirmą Open, antrą RVD. Pasidalino titulus, ne? Jo, jeigu gerai pamenu. Gal ir pameluot gali, bet kažkas panašaus buvo. Supratau, žiemą tu su jie kažkur tai važiuoji, jeigu, sakykime, nu, žiemą ne kaip dabar, kad eini kieme žolę pjauni, nes plus 10 kieme, bet, nu, šiandien minusas, bet šiaip žiemą hujuovo, atsiprašant. Ką per žiemą su jie darai? Kažkur planas ar tik garaže laikyti šiltai ir nekišti druskas, ar? Tai vat, pagal dulkių sluoksnį matai, kad nevažiuoju. Ne, žiemą... Pasakysi to nuo kada? Nuo lapkričio plius minus. Plius minus. Tai jo. Nuo lapkričio čia jau kokia ir... Spalio. Spalio, jo. Nu, čia, žinot, japoniškas kartas, aišku, ten vieną kitą kartą išvažiuosi, gražiai nusiplausi viską, bet gaila. Žinau iš patirties su koltais, kad jeigu koltai kiši vieną žiemą į druskas, tai antrą žiemą jam bus paskutinė. Tai ne, aš irgi nekišu tų mašinėlių į druskas. Tai dabar ką? Bet jis įkišo lankus. Bet jis įkišo lankus. Tai vat, būtent tegiok ir eikim prie tų lankelių. Aš šiaip tą mašiną esu, ne šitą konkrečiai, bet Mazda Miata esu vairavęs, man Gediminas Bausys yra davęs. Jo, galėsime mesti nuotrauką iš varžybų, kaip jin atrodo. O man Gediminas Bausys, buvęs mechanikas, yra davęs pavažiuoti su Miata, tai, nu, sėdė ant grindų, jeigu mieste kažkur privažiuoji sankryžoje kito juostai, koks džipas, tai tik matai, vat, su migdurėliam. Šitą mašiną įkišta lankai, sportinė sėdynė, hidraulinis rankinis, ten viskas, jeigu nufilmuosi, tai... Čia nėra vietos, tai realiai. Aš nežinau, jok tu išdrįstum dabar atsisėsti, susikamšyti kažkaip. Aš esu ne kartą sėdėjęs. Nu, davai. Aš pats ir kamščiau, ne, aš nesėsiu. Nesėsiu? Nu gerai, aš įsėsiu. O, tu tarns! Mes sudarom čia ir kamščiam viską, ta prasme. Ai, na jo. Na jo, vairas, vairas. Jeigu duris uždarai, alkūnė atsitrenks tau į, galim uždaryti. Va, viskas, man alkūnė ant palangės, vairas, tada bulaižniks bėgių ir hidraulika čia šalia. Ir iš karto lankai už nugaras, kaip išlips, neįsivaizduoju. Oi, nu, bandom išsikrapštyti. Šon atbulom čia reikia lygti. Iš tikrųjų jo, ta mašinėlė žiauriai mažutė, bet pasižymi žiauriai gerom savo valdymo savybėm. Tokia su gazu vairuojama, kaip saka, ne? Tokia lengvai prognozuojama, labai klausanti. Ja, sakykime, susidraugavus su jie, tai važiuoja ten, kur nori, ten labai patinka. Ko prašai, to tą daro, ta prasme.
Stoja, greitėja. Jeigu dar būtų, sakykime, arklių jo originaliai daugiau, tai tada aš manau, ten jau prieš baimus ten net nebėra ką kalbėti, sakykime. Kas iš įdomesnių svapų yra pasidaręs kažką iš kokių ten sportininkų, kažkas turbo, kiek pamenu, buvo užsidėjęs? Jo, tai kas krapštukai tokie, tai jie deda turbą, deda kompresorius, kai kas visai neblogai, aišku, ten važiuoja, bet... Bet įdomu, kaip ten slalome su tais Tai užsipildymais. va dėl to. Jo, slalome gal ta turba nėra, ten jau toks labai reikalas. Nes, nu, tu nežinai, kokį atstumą tu gausi tarp fiškių ir tau tik pradės pūsti ir tau jau nusenės ir vėl. O čia, kaip sakom, ta prasme, būtent, kada paspaudė, jinai turi iš karto, ta prasme. Na, atmosfėrė. Reikia apsisukti su saulutė aplink fiškę ir tau jinai daro. O su turbu, ką žinai, ar ten jinai darytų taip. Jo, slalome gal nėra, ten tas turbo labai aktualu, žinai. No. Supratau, nu ką tai... Ir sekantis RS modelis. RS modelis. Nu ką, tai su Mazda panašu, kad jau apkalbėjomės viską. Graži mašinėlė, lai gražiai žiemoja. O mes dar užmėskime akį gatvinę Karolio mašiną. Tai yra kažkokia SRS. Kažkokia Audi, ne, čia wannabe RS tik tai. Wannabe, ne? Jo, paprasta, 3, čia tik tai, kad 4 varomų, jinai... Paprasta. Nu, turbo benzas 4, bet... Visiškai paprasta, 1.6D. Ir vienas varomas. Ir vienas varomas. Normali mašina čia. Normali mašina. Bet šita gatvinė neišlendi, kur pačiaužyti. Gatvinė, ką žinok, pagalvojau, kad pradėsiu važiuoti aš į varžybas, tai prasidės modifikacijos tada į šitą ir iš gatvinės taps nebe gatvinė. Stabdžiai RS atsiras. Jisai turi į ką dar investuoti daug pinigų. Šitai nereikia praktiškai. Nu, na jau viskas, jo. Gatviniai, bet įsigyja tokią, kur reikia kišti pinigų. Nariai bus nesąmonė? Nu gerai, einam į kitą garažą, kur Karolis parodys dar vieną savo modelį. Hebra, aš tikiu, kad visi, kurie žiūrit mūsų tos insidus, esat žaidę Need for Speed ir Most Wantedas yra viena iš tų serijų. Sveiki atvykę. BMW GTR. Wow. Iškart spoileris krenta į akis. Galime biškį atverti šitos vartus, kad pamatyti šiek tiek gražesnę šitą vaizdo dalį. Niekur varžybose ir nelabai matytas. Varžybose aš matęs šitą mašiną, Karolis važiavo Street Race'ą keletą sykių. Aš nesu matęs. Ten, kur aš buvau atvaręs filmuoti, fotografuoti, tai jo, tai tą mašinėlę aš gyvai matęs važiuojančią. Tai Karoli, tai šitas projektas, kodėl atsitiko ta Mazda, kaip ir viskas okei, tu su ją važiuoji ir viskas gerai gaunas, kaip ta antra mašina čia ir kam? Net sunku paaiškinti. Net sunku paaiškinti. Buvo skelbimas, gražiai stovėjo, nupirkau. Gražiai stovėjo, susidėjo daug aplinkybių. Vienas dalykas, tai pradėjau orientuotis į Street Race'ą daugiau, Street Race'ą čempionatą, kur automatiškai didesni greičiai, klasės pagal kubatūrą skaičiuojamas, nebe pagal varomus ratus. Ir Mazdoj, kaip minėjau, pritrūko arklių. Nu, sakykime, galima SGCD klasiai, bet tikrai sudėtinga. Aišku, visur sudėtinga, bet... Ir norės greičio daugiau. O kas greičio turit, tai BMW. BMW greičio turi, jo. Jo, tai ir taip atsitiko, kad ir skelbimas išpuolė, ir modelis patiko labai, nes aš kažkada kasdieną turėjau irgi 46 kupą, tai aš tiem modeliam tiesiog simpatiją tokią jaučiu ir perkam. Žiūrėsim, kas bus. Jisai kur važiavęs prieš tai? Nes iš spoilerio, sakyčiau, žiedė. Jo, jisai važiavęs pagal lipduką likusį ant spoilerio Ring Challenge. Aha. Ne lenktynėse, jis lankų neturi, jisai tiesiog taime tekė važiavęs. Greitas vairuotojas, greita mašina buvus. Tai, sakykime, kiek žinau, su rezultatais tas automobilis. Tai dabar žiūrėsim, kaip man seksis. Nu, kiek spėjai adaptuoti, žinai, kiek tu bandymų jau turėjai išvažiuoti trasą, taurę kokią, ar spėjai užgriebti, ar kol kas tik tai prisišaudimo buvo važiavimai keli? Tai vat, kad praeitas sezonas, iš esmės aš jį visą kaip ir važiavau Street Race'ą, bet negaliu skirti tiek laiko treniruotėm, sakykime, tiek seat time to turėti, kad sakykime, galėčiau kardinaliai ten treniruotis ir su jie... Prisipratė, dabar visiškai pilnai jaus, taip kaip jauti Mazda. Jo, ir... Na ir nežinau, ta praeitas sezonas tai toks sausau buvo, kažkur rezultatuose viduriukė sukausi daugmaž, nėra gal... Apšilaikojas, žinai. Apšilaikojas. Va dar Winter Games'ose buvau išliekęs porą etapų,
sakykime, su žieminiam padangom ir su sniego, kurio vieną kartą turėjom šiais metais. Vieną. Tai pavyko nusičiūpti jau pirmą taurę su šitą mašiną, bet, sakykime, jau čia ne... Nu, kaip sakai, atidarė sąskaitą. Jo, atidariau sąskaitą, tai dabar gal ir seksis toliau, žiūrėsim. Supratau. Egidijus, matau, jau durelės inspektuoja. Inspektuoja durelės. Nu, Viskas gerai. gerai? Jo, net langus uždaro. O, čia giberėjimis. Jo. Tai viskas 10 iš 10. 10 iš 10. Mazdai netikrinai. Mazdai netikrinam. Grįšim dar prie Mazdas labai trumpam ir padarysim durelių testą. Davai. Nes privalomus visom mašiną patikrinti. Dar ir bulkai galėsim patikrinti. Ne, bulkai tegu techę tikrinu. Šitą turėtų tobulai. Ai, 11. Ai, 11. 12. Realiai 12 balų iš durelių testo tarp 10 balės sistemas nieks dar bus laidoj gavę. Ne, nėra, čia jau tobulai. Nu jo. Vienu pirštuku. Punkšt. Nu ką, užeikim truputį giliau į vidų, pažiūrėsim, kaip tas gražuolis atrodo. Kas čia gero kabinete, tai tu kokios parengties į čia, sakai, pirkai, lankų tarp jo nėra, nes jis važiavęs time atakė, bet vat, visi matom gesintuvai, shifteriai, sėdinės, vairai, kas čia buvo, ko nebuvo, kadėjai. Iš esmės dauguma buvo reikalingų modų, variklis teisingas, koilai teisingi, reduktorius teisingas, kaip ir daugiau, spoileris teisingas, kaip ir daugiau, nežinau, ką aš ten shifterį dar įsidėjau, jo, rankinis irgi hidraulinis buvo, kurio slalome reikia, street race nelabai, bet yra tai yra. Neišmesi. Neišmesi, jo. Nu, bet padirftuot va gerai, matėm, kad jau buvo išlindęs padirftuot. Jo, aš vat su Karoliu turėjau progą prasilėkti Raguvos kartodrome, kur BMW fanai daro pakatuškės tokias treniruotės, tai smagu visai, nu. Jo, buvo ir toks išvažiavimas pabandyti. Ir ten smagu, tai universali mašina. Bet su driftu negalvoji kažko, kaip mūsų Paulius Danilevičius, kur krosas, slalomas, driftas, viskas. Ne, sakykime, tikrai būtų smagu pabandyti, bet aš stabdau pats save, nes aš žinau, nes žinai, kad patiks, ne? Bijau, kad patiks ir žinau, kad finansai irgi didžiuliai, tai tiesiog pats save stabdau, kad neįlysti į tą reikalą. Jo, lygiai taip pat aš su krosu, tikrai būtų smagu su normalia mašina krose pavažiuoti visą sezoną ten su atitinkančia visokius max reikalavimus mašiną, bet aš apsiriboju vienom gonkeliam per metus, kažkur Kupišky, kad atmušta norą, nes žinau, kad vis tiek patiks. Jo, čia pavojingas reikalas. O klausyk, motoras koks, mes taip ir neužklausėm, kas čia, 3 litrai? 3 litrai, jo, benzinas, standartas, iš esmės, kiek žinau, nieko ten nepriburta, labai nepridaryta. Turėtų būti ten 170 gamyklinių kilovatų. Nesuktas, nematuotas, važiuoja. Spalva pats rinkais ir čia buvo jau šitą? Buvo šitą spalvą. Gera šiaip spalva? Jo, praeitas savininkas, sakykime, taip, turėjo fantazijas, nudažė, net nežinau, čia iš naujesnių kažkokių modelių. Čia nuo Audinės, man atrodo, kažkokios, arba net Corolla Cross, kaip mano, yra tokios pačios tos spalvos. Jo, gali būti, visai tinka. Nu jo, gražus automobilis. Egiok, tu prie šitą BMW turi kažkokią istoriją, man kažkada pasakoja, kai Karolis atvažiavo pas tave ir tu sakai, sėdai pravažiuot, įsijungi pavarą, viskas ūžia, galvoji, kas čia per dėžė, papasako, kas ten buvo, nes kažkokių gerų prisiminimų, žinau, turi. Šitą pažintis, šitą techniką, tai gavosi taip. Karlis sako, atvažiavo dėl garsų visokių, gal juos įmanoma ten užtildyti, gal dar ta prasme, kažką tai padaryti. Ar tai yra gerai, ar blogai, ta prasme, kad žmogus, tai buvo. Identifikuoti, ar ten problema, ar ne? Ar ten problema, ar ne. Tai realiai taip atsisėdus, nežinančiam, nesuprantančiam žmogui apie techniką, tai aš čia galvojau, Samsoninis BMW, ta prasme, konkrečiai viskas, ten Kulačkovas dėžės, ten sekventai, nes ten garsai, tai, kaip rimtam bolydė, ten jau nemoku pasakyti. Dėžė žvėgi garsiau už motorą. Ir dėžė, ir perjungimai, ir visi susidaužimai, ta prasme, viskas kaip kokiam, nežinau, raliniam Samsono BMW. Aš aišku, nesu važiavęs su Samsono BMW, bet kiek teko mechanikauti ir gatvėje matyti, kaip grįžta tie visi BMW, tai grinai va toks pat bolydas. Jo. Tai būtent va toks. Tai paskui viską įsiaiškinam, kad visgi čia pilnai viskas standartas, tik tai ta prasme. Tepalą trūka.
Ir to buvo, ir to trūko jo, tai paskui viskas, kiek žinau, Karolis apsitvarkė, mes ten irgi reduktorių rinkom, bet dabar dar kitur persirinko, nu tai kažkiek prisidėta yra, bet tai tik tai tokie, kaip aš sakau, kosmetiniai dalykai, tai prasme, pasiaiškinimai. Dabar Karolis, kiek žinau, jau tą ir susidėjo reduktorių kitą, ne? Ja, reduktorius ir dėžė pakeista, tai sakykime, jau labiau gatvinė panašus. Nebėra tų. Nebekaukia. Aišku, kaukia normalu, nes tai salono garso izoliacija, viskas pradraskyta, taip toliau. Tai faktas, kad jau nebe kaip gatvinė, bet dar plus tas 3 litrai benzinas, šiaip jisai toks su tais duslintuvais keistėsiais, nu, tai toks rimtai atrodantis automobilis. Nu jo, iš tikrųjų šitai labai toks gražus, dailus. Tai tavo planas, Karolis, su juo kitais metais toliau street race'ą? Jo, kapoti? Street race'as kitais metais, kiek įmanoma stengsiuos visus etapus suvažiuoti. Ir tada, kiek išeis, kiek laikės spėsiu stengtis dar kažkokias varžybėlės nuvažiuoti, kad bent jau treniruotis kažkiek, nes tik čempionatuose važiuoti, nu, nepakanka. O slalomas su Mazda antraplanis jau lieka, ar vis tiek planuoja visą sezoną? Neatsakau antrus metus į šitą klausimą, ką darys antraplanis. Nes tu dabar praeitą sezoną 2-0-2-4 mes su Rūta važiavom, tu va, taip pasirodydavai epizodiškai. Vieną kitą varžybą atvažiuodavai, padėdavai taškų pakapoti, bet nebe pagrindinė tą discipliną dabar slalomas. Jo, aš nėra planų slalomo čempionate dalyvauti pilnai. Tai gal visai nevažiuosiu, o gal atvažiuosiu. Į Panevėžio miesto šventės etapą tai tikrai jaučiu atvažiuosiu. Tikriausiai taip, bus kažkaip taip. Supratau. Pereikim prie tų taurių. Aš kaip matau, čia taurių yra daug ir įvairių gražių, bet aš nematau čia gal tų didžiausių, sakykime, ne, tos jau turbūt ne garaže, o namie padėtas. Jo, tos namie netilpo, nei namie visas, nei čia visas netilpo. Tai jau nebeskaičiuoji turbūt ten kiek ir kokių ir iš kur ten turi. Jo, buvo geri metai, keletą gerų metų, tai prisirinkta tikrai daug, tai vat, bandau atsirūšiuoti, ką garažui, ką namams, kas gražesnių, kas paprastesnių. Nu, čempionų tai vis tiek turbūt namuose stovi taurės. Jo. Pas mane buvo momentas, kai kažkokiu būdu čempioną pirmą taurę buvo iki garažo dar keliavus, bet paskui kažko džiaugiant garaže, šią namo parsinečiau. Nu va, tai žodžiu pilna trofėjų, matom visokiausių. O žvyrą, Karolė, esi kažkokį tai bandęs, sakykime, kaip būna tie gravel challenge'ai visokie, weekendai, ar, įsivaizduoju, apie ką kalbu, Subaru klubo renginiai visokiose versmėse. Teko bandyti, būtent apie ką kalbėti, tai Subaru klubo, kai renginiai būdavo tie gravel challenge'ai vadinami. Tai turėjau tokį ir Subaru dar modelį, tai su juo teko gal porą etapų išvažiuoti ir dar vieną Audi turėjau Quattrino, tai ir su to teko išvažiuoti. Jo, čia. Tai pavažiuoti teko, jo, mėgėjiškas renginiuose tokiuose. O to potraukio į žvyrą kažkokia neatsirado tokio, kaip krosas, grinai, kad iš krūvos, daug mašinų? Sakykim, patiko, negaliu sakyti, kad nepatiko, bet man toks, kaip ir žinai, tas sportas jau toks ir mašina jau ten kenčia labiau ir žinai, tie akmenys ir viskas ir stiklai dūžta ir atitvaras kokius nors atsiremia. Prasme, sportuoji trasoje ir tada dar sportuoji garaže. Tai jo, ir sportuoji tada daug garaže, tai vat kažkaip man čia švaresnis šitas sportas, mašina sveika beveik visą laiką. Tai dėl to gal tas taip nepakabino, sakykime. Bet jeigu būtų galimybė mėgėjiškai pasivažinėti, tai jo, tikrai neatsisakyčiau visada. Supratau. Šiaip, ką gyvenime veiki, kuo užsiemi, kas tavo darbas, sakykime, pagrindinis laiko? Iš esmės, dirbu paprastą nuo 8 iki 5. Vadyba, tiekimo vadybininkas esu. Ką gali parduoti? Gali automatikos įrangos nemažai parduoti. Automatika tai čia kas, vartai, duris, stumdamas? Ne, čia mes susiemam automatizavimą. Pieno pramonė, alaus pramonė. Girdėjau, antras žodis buvo geras. Pieno pramonė, tada sakė alaus pramonė. Alaus pramonė aš norėčiau, kad automatizuotumėt pas mane namie. Kad ant konvejerio į šaldytuvą baltą alaus skardinę patikimai atvažiuoti. Jo, ūkininkams grūdų veiklos automatizuojamas, tai sakykime tiek. Labai specifinė šios sfera, žodžiu. Jo. Supratau. Nu ką, tai turbūt, kad viską apie tave sužinojom, pamatėm tavo trofėjus, pamatėm tavo automobilius ir tikrai buvo smagu užsukti pas pirmąjį mūsų klubo
klubietį, kuris į klubą atėjo važiuoti slalomą, paskui aplink save subūrė daug žmonių, ir mes su žmona, ir dar kiti sportininkai. Tapom 202 kuriais Lietuvos slalomo čempionais kaip komanda. Trečiais? Ar antrais? Trečiais. Jo, trečiais. Tai va, tai žodžiu, Karolis viso to pradininkas. Tai ačiū Karoliukai tau, kad parodė šitas dvi mašinas. Ir pasimatysim, tikrai pasimatysim street race, pasimatysim slalome. Pažiūrėsim dar sykį, kaip tos mašinas lekia. Jo, būtinai susitiksim, nepaleisim šitą reikalą. Gerai. Tai ačiū bičiuliai, kad žiūrėt. Šią dar vieną Crosas Inside seriją. Prenumeruokit kanalą, rašykit komentarą ir pasimatom kitoj serijoje. Dar nežinom, iš ko bus Insidas, bet sekit ir sužinosit. Čiau.